Abu gydymo metodai, tiek dantų tiesinimas kapomis, tiek breketais yra efektyvūs. Tiesiog vieni pacientai labiau renkasi vieną metodą, kiti kitą. Tiesinimą kapomis renkasi pacientai tie, kurie labiau orientuojasi estetiką, todėl kad šis gydymas yra mažiau pastebimas. Dar viena svarbi savybė yra ta, kad kapas galima išsivalyti, taip pat ir savo dantis. Nėra papildomų vėlučių, lankų, kurie trukdo pasiekti net giliausius burnos kampus. Dar vienas svarbus privalumas yra tas, kad su kapomis yra jaučiamas mažesnis diskomfortas. Gydymas yra iš anksto suplanuotas 3D gydymo plane, tada danties judesys vyksta mažomis amplitudėmis ir jaučiamas mažesnis skausmas bei diskomfortas. Na ir dar vienas svarbus privalumas kapų yra tas, kad vizitai pas gydytoją ortodontą yra reti, tinka tiem pacientam, kurie gyvena užsienyje, todėl kad visa gydymo kontrolė jau perima pats pacientas, jisai keičiasi kapas, belieka tik tais atvykti pas gydytoją ortodontą kontroliniams vizitams. Dantų tiesinimas kapomis trunka labai įvairiai ir labai priklauso nuo pačio paciento situacijos. Nedidelios rotacijos pasigrūdimai gydomi iki metų laiko ar net 1,5, bet jei mes turime sunkesnius atvejus, kuomet yra įtrauktas jau sąkandžio korekcija, tuomet trunka ir iki 2 metų ar ilgiau. Vizitai pas gydytoją ortodontą nešiojant kapas yra pakankamai reti. Aš rekomenduoju pacientams atvykti kas porą mėnesių, todėl kad pats visas kapų keitimas vyksta pas pacientą namuose, jis pats išsiema kapas ir jas įsideda ir nešioja. Svarbu nešiojant kapas nepamiršti, kad jos turi būti išnešiotos 22 valandas. Tai reiškia, kad yra paliktos tik tais 2 valandos dantų valymui ir maitinimuose. Vieno vizito metu gydytojas ortodontas pasižiūri, kaip vyksta pačio paciento gydymas, ar gydymas atitinka iš anksto numatytą 3D gydymo planą. Įvertinu dantų kontaktus, pasižiūriu, kaip kapos sėda ant pačių dantų ir viskas tvarkoje. Jeigu reikia, atlieku papildomus skenavimus ir papildomus tyrimus ir pacientas toliau yra išleidžiamas tolimesniam gydymui savarankiškai.